Gyvenate pačiame nuostabiausiame laikotarpyje, kuriame kuriate naują epochą. Jūsų sąmonės buvo daug prisidėjusios prie kūrybos, prie naujų planetų, civilizacijų, bet šis laikotarpis, kuris vyksta Žemėje, jisai yra ne tik nešantis naują epochą, bet ir nešantis tuos vibracinius dažnius į kitas planetas ir galaktikas. Tai yra jungtis, kurios sieja jūs ir centrinę galaktiką. Centrinėje galaktikoje išsiskleidžia visos atšakos visų kitų galaktikų, planetų, žvaigždynų. Ir jūs šiandien, kurdami naująją epochą, prisidedate prie šito evoliucinio virsmo. Jūs įleidžiate į visas visatos DNR šitą naująjį veikimą, naująjį dažnį, kuris yra išskirstamas per laboratorinius aparatus ir tų dažnių sukurtas kapsules, jos pasiekia daugelį planetų ir civilizacijų. Šiuo metu jūs dar net nesuvokėte, kokį indėlį jūs darote, padarėte ar dar darysite. Atmeskite visus savo ribotumus, atmeskite visus savo žinojimus ir leiskite šitai savo kūrybai įsigalinti pilnai. Įgalindami ją, jūs įgalinate visą Žemės centrą ir jūsų kvantas jis skleidžia tuos dažnius, kuriuos jūs suaktyvinote per šitą netrumpą savąjį etapą. Jūs jau padarėte indėlį, įnašą, iš kurio jau galima sukurti dažnius ir išskleisti kitas erdves. Todėl nenusiminkite, jei kartais nevyksta taip, kaip jūs norite. Kūrėjas, jis visada modeliuoja taip, kad būtų geriausia ne tik žmonėms ir žemei. Jis modeliuoja, kad visa visuma turėtų pokytį, kad visoje visumoje būtų pasiekiami dažniai. Ir todėl dažnai kūrėjas modeliuoja, keisdamas savo projekcijas pagal visos visumos veikimo eigą. Kiekvienas iš jūsų priimate savo dažnius į savo struktūrą. Jūsų struktūra yra stipriai pakitusi ir vis keičiasi. Struktūra jūsų turi begalę stalčiukų, begalę substancijų, energijų ir skirtingų dažnių. Jūs, kaip beribės būtybės, aktyvinate tuos stalčiukus, aktyvinate tuos pagrindinius taškus ir skleidžiate materijoje. Kiekvienas jūsų veiksmas atliktas Žemėje. Jis atidunda taip pat į subtilėją erdvę. Kiekvienas jūsų veiksmas atliktas subtilioje erdvėje ar bet kurioje kitoje planetoje atidunda jums į jūsų žemiškąją erdvę. Tu, kaip beribė būtybė, supranti, kad visa tai, kas yra tavo struktūroje, tu arba aktyvuoji, arba taip ir lieka ta dalis sustingusi ir neišskleista. Kai tas vienas stalčiukas substancijos energijos, jis nori išeiti, o tu jo neaktyvuoji. Jis dažnai pasiunčia tau signalus. Signalus gauni per visus savo kūnus ir išjauti pilnai savo fiziologijoje. Nebūtina visko aktyvuoti, bet jeigu ta energija, kuri vibruoja su tavo vidinė širdimi ir tu ignoruoji, tada tu jauti per visą savo fiziologiją. Tavo struktūra tai yra visa visata. Tavo kūnas yra ne tik Žemės, bet ir visos planetos. Tavo visas sąmonės yra išjaučiamas per tavo fizinį kūną ir tai, kas tu esi, tu taip pat suvoki ir jauti per savo fiziologiją. Viskas labai paprasta ir aišku, suvokiama ir apčiuopiama. Tu, kaip žmogus, visą tai valdai ir veiki. Visiškai pilnas sąsajų spektras su visa visuma, su visa esatimi, su visa būtimi. Šiandieną susiaktyvino kvanto dažnis tavyje. Todėl būk atidus šitų kvantų nešamai energijai, nešamiems dažniams, nepaleisk jų ir neignoruok.
bet per atsipalaidavimą atpažink juos. Leisk jiems išsiskleisti per tave į materiją. Atėjęs metas, kurį jūs kuriate tikslingai, teisingai ir tyrai. Tik taip galėsite sukurti naująją žemę ir savo erą. Tikslingumas, teisingumas, tyrumas ir stabilumas. Visa tai turi veikti jūsų materijoje.